Pradėjome, ne? Turim reikalų. Sveiki. Sveiki. Esam Lietuvos drag čempionate. Kalbam su šito renginio vienu iš organizatorių. Labas, Jurgi. Labas, Egi. Nu, papasakok, kaip nuotaikos? Oi, geras nuotaikas, karšta diena, šiek tiek debesėlis auga nuo saulės, sukibimas tikrai geras, kanifolė su metanoliu yra senolių išmislas, kimba, traukia, pūstašiai lūžta, dėžės vyra. Tik va, dėžikas biškis sumėtė, tai laidus nutraukia, bet tuoj sutvarkės ir chebrytė vėl toliau lėks. Turim reikalų. Viską daro arkliai? Tai aišku, nu kur, pas jį yra kažkas tokio, 4 cilindrų, 2 litrų variklis, kuris turi 1256 arklio galios. Nu, atves man kitą tokį, atves. Paskutinį kartą, kai buvom, tai buvo žiauriai nuotaikos nekokios, ne? Jo, lietus. Viską sugadina lietus. Dragas toks sportas, Bet šiandieną jau per trasą, kiek ir pats buvai minėjęs, bet taip, žinai, girdžiu, kaip sportininkai šneka. Kaifuoja. Taip, jie kaifuoja ir dėl važiavimų skaičiaus, ir dėl sukibimo, nes tobulas oras, tobula danga, gyvenimas mus lepia. Dievai išgirdo, galų gale. Kazlų Rūdos kunigėlis padėjo. Kelintas čempionatas dabar? Šiais metais. Teoriškai 4, praktiškai 3, nes 3 buvo atšauktas dėl techninių trukdžių, o pagal dokumentus 4, o rugsėjai galbūt pavyks padaryti finalus 5 etapą. Ko tikite šiandien? 2 bilietus į koncertą. Finalus, pagaliau suvažiuoti į finalus. Tikimės, kad niekas nebenuvažiuos per įrangą. O yra kažkokia tikimybė į kažkokius naujus rekordus? Aišku, tai tikrai... Jau vakar pasigerino rekordai, netgi su Hellcatu, bijau tik laiką sumeluoti. Man atrodo, ne Olegas? Olegas, tikrai Olegas. Jau įsikėlęs, mačiau nuotraukas su 2 baudos lapais, susimokėjęs baudą, sakė, nors ir išmestas iš varžybų, bet laiminga. Ten jau saugos reikia papildomos lankų, bet viskas gerai. Žmogus važiuos, toliau tobulės ir toliau tobulins savo mašiną. Super, iš tikrųjų, jo. Iš tikrųjų daug, dalyvių matom daug. Taip, tikrai. Nuo pačio paprasčiausio vabaliuko, kuris 1.9 turbo dizeliukas, daily klasė, prašau, stok važiuok, žinai, lyginkis. Šaranas važiuoja. Matėm, sakė. Ir važiuoja labai rimti, nu, nesgi tau nebus įdomu, kai lėks ir nulėks. Klasės pagal laikus, viskas tolygiai ir žmonės to mėgaujas, manau, kai žaidžia tik milisekundės. Super. Vienu žodžiu, nu ką, Šaika, palinkėsim organizatoriam, dalyviam šiandieną gero dūmo, gerų rezultatų ir naujų rekordų. Ačiū, Jurgi, džiaugiamės už tai, kad turim tokius kaip jūs. O mes ir iš tokius kaip tikrųjų jūs. trasa superinė, gumos belenkiek ir tikimės įspūdingų vaizdų. Mes irgi. Lauksim galą. Marikai, mes laukiam.